Lietuvos teisės istorijos ir konkrečiai Lietuvos statuto tyrimų istorijos, vadinamosios istoriografijos istorija yra labai sena, ji trunka jau daugiau kaip 200 metų. Pirmasis statutus ėmėsi tyrinėti garsus lenkų istorikas ir kultūrologas Tadeušas Čatskis. O Vilniaus senajame universitete XIX amžiaus pradžioje Lietuvos statutais, vadinasi ir teisės istorija, domėjosi garsus mūsų universiteto profesoriai Ignas Danilavičius, Joachimas Lelevelis. Po Antrojo pasaulinio karo tyrimų centru irgi tapo Vilniaus universitetas ir vienas iš garsiausių istorikų Konstantinas Jablonskis. Na, o profesorius Stanislovas Lazutka sukūrė statutų grupę, kuri specialiai ir tyrinėja Lietuvos teisės istoriją.